Žmonija krečia egzistencinės krizės. Nė viena gyvenimo sritis nelieka nepaliesta. Ekonominė, finansinė, politinė, etinė, medicininė ar bet kuri kita. Atrodo, kad nevalia palikti akmens ant akmens. Tačiau kaip tai vyksta? Kas, o toliau kas tokie už to slypi? Jei nenorite, kad jūs užgriūtų vis didėjančios bangos, jums būtinas tyrėjo žvilgsnis ir nuoseklus mąstymas. Toliau pateikiamas Šveicarijos asociacijos VIR 30 minučių trukmės dokumentinis filmas, nušviečiantis šį dramatiškai augantį chaosą. Piktybiškiausi nusikaltėliai prasimušė į vadovaujančius postus visose mūsų gyvenimo srityse ir organizuoja savo vieno pasaulio darbotvarkę 2030, kuri nepaiso žmonių ir pavergia tautas. Jungtinių tautų darbotvarkė 2030. 2015 metais Jungtinių tautų aukščiausiojo lygio susitikime Niujorke paskelbta darbotvarkė 2030 tai visuotinis susitarimas dėl ateities, kurį vyriausybės turi pasirašyti. Darbotvarkė sudaro 17 darnaus vystymosi tikslų, kurie tik iš pirmo žvilgsnio atrodo geri. Atidžiau juos pažvelgę, vėl ir vėl grįžtame prie tų pačių veikėjų, kurie iš tikrųjų nori ne ko kito, o visiškos žemės išteklių kontrolės, vienos centralizuotos pasaulinės vyriausybės, taigi ir visų tautų pavergimo. Siekdamos daryti įtaką visoms gyvenimo sritims ir visuomenės struktūroms, šiuos tikslus propaguoja ne tik jungtinės tautos, bet ir tokie įtakingi partneriai, kaip Pasaulio ekonomikos forumas PEF ir jo projektas Didysis perkrovimas. Daugiau kaip 50 metų PEF jungia įtakingiausius pasaulio politikus, verslininkus, mokslininkus, žiniasklaidą, nevyriausybinės organizacijas, profesinės sąjungas, menininkus ir bažnyčias, taip pat turtingiausius pasaulio žmonės. Daugiau nei 30 metų PEF ugdo pasaulio verslo ir politikos elitą. Ar tai būtų Bilas Geitsas, Jeffas Bezosas, Angela Merkel, Emanuelis Makronas, Viktoras Orbanas ar Vladimiras Putinas. Visi jie, būdami jaunaisiais pasaulio lyderiais, baigė PEF mokyklą. Todėl nenuostabu, kad forumo įkūrėjas, vokiečių profesorius Klausas Švabas, laikomas viena įtakingiausių šių laikų asmenybių. Jungtinių tautų darbotvarkė 2030 tai 17 punktų viešpatavimo pasaulyje ir visų tautų pavergimo programa. Pirmas punktas. Kova su visų formų skurdu. Sąmoningai naikinamos ištisos šalis ir jų ekonomika, jos paverčiamos priklausomomis nuo vyriausybių, kad aukos patektų į skaitmeninio socializmo ir komunizmo simbiozę. Tikslas – centralizuoti visą turtą ir išteklius, įrašyti juos skaitmeniniu būdu, juos paskirstant arba padarant prieinamus tik esant tam tikroms sąlygoms. Tačiau, kad tai įvyktų, žmonės turi būti pasiruošę visiškai paklusti skaitmeniniam pramoniniam kompleksui. Antras punktas – panaikinti badą, užtikrinti aprūpinimą maistu ir geresnę mitybą bei skatinti tvarų žemės ūkį. Žemės ūkis turi būti naikinamas, kadangi ūkininkai tapo priklausomi nuo subsidijų. Globalistai dabar žaidžia lengvą žaidimą. Nuolat keliami nauji reikalavimai, kurių ūkininkai nepajėgia įvykdyti, todėl jie neturi galimybių valdyti savo ūkių. Dėl to nyksta vis daugiau ir daugiau ūkių. Tikslas, kad visas šalies žemės ūkio sektorius pereitų į didžiulių tarptautinių korporacijų ir investuotojų rankas. Jos gali griebtis genų inžinerijos ir kitų kenksmingų metodų, gaminti tik prastos kokybės maistą arba tiesiog palikti žemę nedirbamą ir taip sukelti maisto trūkumą. Kas turi suverenitetą maisto srityje, tas valdo žmoniją. Trečias punktas. Sveikos gyvensenos užtikrinimas visiems įvairaus amžiaus žmonėms ir jų gerovės skatinimas. Dėmesio centre visų pasaulio sveikatos organizacijos PSO medicinos standartų skaitmenizavimas ir centralizavimas. PSO galės primesti medicinos programas visam pasauliui, grasindama baudomis ir sankcijomis. Tam tikslui iš nacionalinių vyriausybių bus paimta atsakomybė už visų rūšių medicininės priemonės.
Pagal vadinamąją pandeminę sutartį PSO spręs, kada ir kur taikyti priverstinio vykdymo priemonės, kaip antai kaukės, skiepus, testus, izoliaciją ir karantiną. Be to, visi medicininiai duomenys turėtų būti saugomi tarptautinėje duomenų bazėje ir būtų susieti su visų piliečių skaitmeninė tapatybė. Sveikatos priežiūros pramonė turėtų būti standartizuota visame pasaulyje. Visos PSO rekomendacijų netitinkančios medicinos nuomonės ir tyrimų rezultatai bus sistemingai slopinami, persekiojami ir kriminalizuojami. Naturopatiniai metodai sveikatos priežiūros sektorėje bus uždrausti, o jų vietoje bus diegiamos farmacijos ir chemijos pramonės, švietimo programos, produktai ir paslaugos. Žmonių sveikata bus visiškai atiduota į PSO rankas, nes remdamasi atvirai teikiamais duomenimis apie sveikatos priežiūros reikalavimų netitinkantį elgesį, ji galės imtis reguliavimo priemonių. Tai gali baigtis tuo, kad įtariamam asmeniui bus atimta galimybė gauti maisto ir būtinų vaistų. 4. punktas – užtikrinti įtraukų, teisingą ir kokybišką švietimą ir skatinti mokymosi visą gyvenimą galimybės visiems. Visuotinis švietimo sistemų suvienodinimas ir propagandos standartizavimas, siekiant užtikrinti vienodą giluminį vaikų ir jaunimo ideologinį apdirbimą visame pasaulyje. Tam reikia sukurti bendrą švietimo branduolį, kitaip tariant, standartą su privalomu ideologiniu turiniu, kuris turi būti užprogramuotas visiems. Tai veda prie totalitarinio perauklėjimo, kaip jį supranta elitas, kuriame nebeturėtų būti jokių kultūriškai sąlygotų vertybių. Lyčių ideologijos, tokios kaip LGBTQ, klimato terorizavimas ir įsivaizduojama sveikata vartojant farmacinius chemikalus, bus naudojamos siekiant veiksmingiau suskaldyti, kontroliuoti ir valdyti žmonės, prisidengiant nauja pasaulinė vyriausybė, pasauliniu teismu, pasaulinė policija, pasauliniu banku, pasaulinė sveikatos organizacija ir skaitmeninė pasaulinė valiuta. 5. punktas. Praplėsti visų moterų ir mergaičių teisės ir galimybės, kad jos turėtų lygias teisės ir galėtų apsispręsti pagal lyčių lygybės principą. Lyčių įvairovė ir LGBTQ yra skirti tam, kad visi dirbtinai sukurti nukrypimai, įskaitant pedofilinius polinkius, taptų priimtini ne tik tam, kad būtų sugriauta tradicinė šeima, bet ir tuo pačiu sukeltas tautų ardymas ir dezintegracija, o taip pat tam, kad įneštų daugiau susiskaldimo ir išprovokuotų tarp asmeninius konfliktus. Taigi, dirbančios moteris bus dar veiksmingiau išnaudojamos globalių korporacijų, o vaikai gaus valstybinį išsilavinimą per prailgintos dienos įstaigas. Tokiu būdu bus ideologiškai apdorojami daug anksčiau. Griaunant šeimos ryšius, skaitmeninė valstybė turėtų užimti centrinę vietą tam tikromis sąlygomis, teikdama maistą ir pastogę ir taip pakeisdama šeimos vaidmenį. 6. punktas – užtikrinti prieinamumą ir tvarų valdymą vandens resursais ir sanitariją visiems. Vandens išteklių valdymas turi būti centralizuotas. Valstybėms daromas spaudimas privatizuoti vandens infrastruktūrą, kad jos taptų priklausomos nuo korporacijų, kurios vėliau gali parduoti vandenį visuomeniai išpūstomis kainomis. Viešpatavimas vandens sektoriuje taip pat reiškia, kad žmonių sveikata yra visiškai jų rankose. Daug kur vandentiekio vanduo jau praturtintas cheminėmis medžiagomis, tokiomis kaip fluoridas. Tokia praktika gali būti išplėsta, todėl gali atsirasti daugybė lėtinių ligų ir apsinuodijimų. Tai būtų naudinga farmacijos pramoniai, nes leistų pelningai pardavinėti savo medžiagas, slopinančias ligų simptomus. Kadangi dirbtinai sukurtas vandens trūkumas bus paaiškintas antropogeninė klimato kaita, taip pat bus imtasi priemonių, kad būtų kuo labiau sumažintas vandens vartojimas, ypač sanitarijos sektoriuje. Taip pat bus uždrausti įprasti tualetai ir pakeisti modeliais, kurie gali veikti be vandens. Tas, kas turi valdžią vandens srityje, galiausiai kontroliuoja, kas, kiek ir kokiems tikslams gali jį naudoti, normuojant jį.
Septintas punktas – užtikrinti visiems prieigą prie nebrangios, patikimos, tvarios ir modernios energijos. Dažnai nepakankamai išvystyti vadinamieji atsinaujinantys energijos šaltiniai dėl ideologinių priežasčių bus subsidijuojami mokesčių mokėtojų pinigais, kas lems neišmatuojamą elektros energijos kainų augimą. Tokiu būdu žmonės bus priversti finansuoti plėtrą, kuri juos vis labiau ir labiau įstums į skurdą, taigi ir į priklausomybę nuo valstybės. Žmonės turės įdiegti ir naudoti naujas technologijas energijai gaminti. Kadangi tai labai brangu, jie bus priversti naudotis kreditais ir taip taps priklausomi nuo monopolinės finansų sistemos arba turės parduoti savo turtą už pernelik mažą kainą toms pačioms globalistinėms struktūroms ir persikelti į 15 minučių miestus. Žlugs ištisos pramonės šakos, išnyks mažos ir šeimos įmonės. Tokiu būdu didžiųjų korporacijų dominavimas rinkoje gali būti dar labiau išplėstas. Visi energijos teikimo kanalai turėtų būti skaitmenizuoti, kad būtų galima realiuoju laiku analizuoti visą namų ūkių suvartojimą. Išmanieji IoT termometrai ir kiti į tinklą sujungti apskaitos prietaisai turėtų leisti vyriausybei arba dirbtiniam intelektui stebėti ir bausti ištisus namų ūkius. Tokiu būdu energiją būtų galima normuoti arba visiškai išjungti per atstumą. Toks deficitas ne tik atneš milžinišką pelną energetikos bendrovėms, bet ir padarys žmonės nuolat pažeidžiamus šantažui ir kontroliai. Jei technologijų bendrovės ir vyriausybės ir toliau plės savo valdžią ir įtaką, elektros energijos tiekimo nutraukimas ir normavimas taps kasdienio gyvenimo dalimi. 8 punktas. Ilgalaikio integracinio ir tvaraus ekonomikos augimo, visiško ir produktyvaus užimtumo bei deramo darbo visiems skatinimas. Dėl šalutinio poveikio po skiepijimo programų trūksta darbo jėgos. Turtingesnės šalys griebsis kvalifikuotų darbuotojų iš užsienio, kol jų dar reikia, ir taip skatins darbo jėgos migraciją. Tai turės neigiamą poveikį šių migrantų kilmės šalims, nes dėl kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo jų šalis susilpnės ir bus paliktos likimo valiai. Kai didelė dalis vadinamųjų kvalifikuotų darbuotojų išvyks, o migrantų kilmės šaliai iškils žlugimo grėsmė, pasaulio elitas pradės plėšti ir pardavinėti šias nusilpusias šalis. Tačiau darbo jėgos migracija taip pat gali būti naudojama kaip pretekstas sunaikinti šalies, į kurią migruojama ekonomika. Pakanka importuoti tam tikrą skaičių nekvalifikuotų darbininkų, kad būtų padaryta kuo didesnė žala dėl patirties stokos, nes nebuvo įsisavinti atitinkami kokybės standartai ar procedūros. Norint išprovokuoti neramumus, pakanka užtvindyti šalį darbo migrantais. Tai sukels konfliktus tarp vietinių gyventojų ir migrantų, pilietinius karus ir destabilizuos padėtį šalyje. Dirbtinai sukurta perteklinė darbo jėga pasinaudos didžiosios korporacijos ir diktuos darbo sąlygas. Taigi, gavus vyriausybės pritarimą, žmonės bus galima dar veiksmingiau eksploatuoti. Laisvės ir žmogaus orumo vertybės taps praeitimi. Sistemingai sunaikinus vietos smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės ir daugumai gyventojų tapus bedarbiais, aukoms bus lengva primesti iš dalies socialistinę arba komunistinę struktūrą. Tokiu būdu būstas, energija ar maistas gali būti padaryti priklausomi nuo paklusnumo ar CO2 biudžetų. 9 punktas. Atsparios infrastruktūros kūrimas, įtraukios ir tvarios industrializacijos skatinimas ir inovacijų stimuliavimas. Visos šalis turi tapti lygiomis. Tai sumažins labai išsivysčiusių tautų pragyvenimo lygį, todėl visos tautos atsidurs neregėtame skurde. Dirbančių gyventojų gerovę sunaikins slapčia artėjanti ekspropriacija. Tuo pat metu neišmatuojamai išaugs globalios valdančios klasės pelnas. Visa ekonomika ir visi ištekliai bus centralizuoti ir reguliuojami įvedant valdymo ir kontrolės mechanizmus, pavyzdžiui, skaitmenines tapatybės, anglies dioksido biudžetus ir skaitmenines valiutas.
Visas vyriausybės, įstaigas, policiją ir teismus aplenks dirbtinis intelektas ir skaitmeniniai automatizuoti procesai. Nacionalinės ekonomikos naikinamos didelių tarptautinių korporacijų, veikiančių pagal komunistinę ilgalaikę strategiją naudai. Automatizavimas ir robotizavimas stumia žmonės į bedarbystę, taigi į priklausomybę nuo vyriausybių, prie privačios nuosavybės panaikinimo ir robotų naudojimo bei nuosavybės teisių, priklausančių nuo CO2 biudžetų ir skaitmeninių valiutų. Esamos darbo vietos ir mokyklos perkeliamos į virtualią realybę. Galimybė patekti į fizinius pastatus ar 15 minučių zonas priklausys nuo skaitmeninių prieigos ir identifikavimo sistemų. Gyvenamoji erdvė perkeliama į skaitmenizuotus ir visiškai kontroliuojamus modulinius 15 minučių miestus ir Kinijos stiliaus gigapolius, kuriuose žmonės nebegalės laisvai judėti dėl CO2 apribojimų. O tai reiškia, kad daugiau galime kalbėti apie kalėjimus po atviru dangumi, nei apie gyvenamąją erdvę. 10 punktas. Nelygybės mažinimas šalyse ir tarp šalių. Siekiama sunaikinti bet kokią ekonominę ir finansinę nepriklausomybę, naikinant daug anglies dioksido išskiriančius ekonomikos sektorius, panaikinant grynuosius pinigus ir naikinant visas struktūras, kurios netitinka PEF ir Jungtinių tautų darbotvarkės. Individualios bazinės pajamos su atitinkama kontrolė per CO2 sąskaitas ir skaitmeninės valiutas galės tiesiogiai paveikti vartojimą arba užkirsti jam kelią. Etninės grupės bus sumaišytos, kad būtų panaikintas bet koks kultūrinis ir religinis individualumas. Šiuo tikslu bus skatinama daugiakultūrė partnerystė. Kultūrinių ir religinių konfliktų kurstymas veda prie ekstremalių situacijų, kurios sudaro prielaidas valdžiai toliau riboti laisvės. Vieninga ir centralizuota švietimo, finansų ir sveikatos apsaugos sistema, prisidengiant taikos ir tarptautinio tarpusavio supratingumo idėjomis, įvedama pasaulinė religija ir pasaulinė kultūra. Ekonominė konkurencija paskelbiama nusikaltimu, o privati nuosavybė nacionalizuojama, siekiant suvienodinti žaidimo sąlygas. Teisės į išteklius skirstomos taip, kaip nurodo naujoji pasaulinė vyriausybė. 11 punktas. Padaryti miestus ir gyvenvietės įtraukius, saugius, atsparius ir tvarius. Sąmoningai masinės ir darbo jėgos migracijos sukelti ir išprovokuoti konfliktai ne tik didins nedarbą ir su juo susijusią konkurenciją, bet ir iki neregėto lygio padidins nusikalstamumą. Pilietiniai protestai ir sąlygos, turinčios pilietinio karo požymių, taps pagrindu toliau riboti pagrindinės žmonių teisės ir judėjimo laisvę vietos lygmeniu ir laikyti juos savo 15 minučių miestuose, tarsi įkalinimo įstaigose. Judėjimo laisvės nebeliks. Ji priklausys nuo CO2 piniginės ir leis žmonėms likti tik tam tikrose miesto ar miestelio dalyse, kad būtų apsaugotas klimatas ir užtikrintas teritorijos saugumas. Miestai ir miesteliai tampa 15 minučių gigapoliais, kuriuose vyksta radikali skaitmenizacija ir stebėjimas. Gyventojai bus stebimi 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę realiuoju laiku, o už pažeidimus bus baudžiami baudomis, CO2 biudžeto limitais arba įkalinimu. Visos piniginės išmokos bus išduodamos tik skaitmeniniu būdu ir tik tiems, kurie priims naują sistemą, priderins savo elgesį prie programos. Valdžios monopolis bus radikaliai išplėstas ir jai bus suteiktos ypatingos teisės kištis į visas gyvenimo sritis, jei tik bus pažįsta darbotvarkė. Tai reiškia, kad bet kuris valdžią kritikuojantis pilietis gali būti sulaikytas neribotam laikui ar net nužudytas be teismo. Smurtiniai teroristiniai išpoliai ir policijos reidai inscenizuojami siekiant viešo efekto, kad kritikai būtų įbauginti, nutildyti ir atimta galimybė veikti. Prieš visiškai paaštrėjant situacijai žmonės bus nuginkluoti, o ginklų įstatymai pritaikyti taip, kad aukos nebeturės jokių galimybių apsiginti nuo totalitarinių planų. Valstybė priims naujus ekspropriacijos įstatymus, kad neteisėtai atimtų nuosavybę. Pirmajame ekspropriacijos etape žmonės bus šantažuojami
prognozuojami, kad siekiant įgyvendinti klimato tikslus, jiems bus primetami įvairūs būsto remonto darbai. Jei jie nevykdys valdžios institucijų reikalavimų ir atsisakys. Antrajame nusavinimo etape šių būstų pardavimas, nuoma ir gyvenimas juose bus kriminalizuotas ir uždraustas. Milijonai žmonių praras savo namus ir nuosavybę, gyvens priklausomi nuo valstybės ir neturės alternatyvos 15 minučių miestams. 12 punktas. Užtikrinti tvarius vartojimo ir gamybos modelius. Bus įvesti CO2 biudžetai, grindžiami Kinijos modelio socialinių taškų sistema, pagal kurią kiekvienas asmuo gali būti individualiai baudžiamas arba apdovanojamas už savo vartojimą ar elgesį. Visame pasaulyje bus įdiegtas skaitmeninis identifikavimas. Jis reikalingas kaip skaitmeninių piniginių išdavimo pagrindas. Be to, įgyvendinant programą, skaitmeniniai identifikatoriai bus implantuojami kiekvienam žmogui gimstant. Visi anksčiau išduoti dokumentai, pavyzdžiui, vairuotojo pažymėjimai, asmens tapatybės kortelės, pasai, gimimo liudijimai, žemės registro įrašai, ligos istorijos, patentai ir mokesčių mokėtojų numeriai bus sujungti į skaitmeninės tapatybės skaitmeninių duomenų rinkinį. Pasaulinė skaitmeninė išmaniųjų sutarčių institucija sukuriama remiantis dirbtiniu intelektu, kuris reguliuoja visas maisto naudojimo, sveikatos, judėjimo ir laikinos nuosavybės teises. Taip nustatoma, kas turi teisę turėti ar skolintis ir kuriam laikui. Judėjimo teisių paskirstimas, kuris nustato, ar žmonės gali keliauti, kokiamis transporto priemonėmis ir kokiu spinduliu. Taip pat reglamentuoja, ką jiems leidžiama valgyti ir kokias medžiagas jie turi vartoti. Vienintelė mokėjimo priemonė tampa universalus piniginis vienetas, skaitmeninė, pasaulinė valiuta, pagrįsta Centrinio banko skaitmeninė valiuta. Ji visų pirma užtikrina neribotus sandorius tarp valstybių, bankų ir korporacijų. Kita vertus, bazinių pajamų gavėjų lėšos bus susietos su sąlygomis ir nuolat koreguojamos atsižvelgiant į paklusnumą sistemai. Skaitmeninės mokėjimo priemonės turės galiojimo terminus ir bus programuojamos. Kiekvienas žmogus galėtų būti apmokestinamas per CO2 taškus, o jungtinės tautos spręstų, kam galima išleisti skaitmeninius pinigus. Jungtinių tautų organizacijai pavaldžios mokesčių ir reguliavimo institucijos, sveikatos priežiūros institucijos, gydytojai ir ligoninės bei kitos institucijos turės prieigą prie visų duomenų realiuoju laiku ir bus iš dalies automatizuotos, kad galėtų įsikišti į kiekvieno vartotojo elgseną, taikydamos draudimus ir baudas. Skiepų, vaistų ir kitų sveikatos priemonių paskirstimas bus susietas su pinigine, kad prireikus būtų galima automatiškai skirti apdovanojimus ir nuobaudas. Visos transporto priemonės stebimos realiuoju laiku. Jei nesilaikoma transporto priemoniai patvirtintų zonų ir diapazonų, vairuotojai pirmajame etape įspėjami, o antrajame etape baudžiami transporto priemonės sulaikymu. Visi produktai ir paslaugos, taip pat ir mūsų gyvenimo būdas, turi CO2 pėdsaką. Jis bus skaitmeniniu būdu analizuojamas ir už jį bus atlyginama arba baudžiama taškais, kurie taip pat turės įtakos baziniams pajamoms. Įmonės taps kontroliuojamas ir joms bus uždrausta gaminti tam tikrus produktus ir teikti tam tikras paslaugas, jei jos pažeis klimato kaitos tikslus. Kad būsimą nusavinimą būtų lengviau vykdyti, bus įvesta prievolė registruoti ir tikrinti brangiuosius metalus ir visų rūšių turtą. Žmonės turintys aukso ir sidabro, bet jų neįregistravę, negalės jų parduoti oficialioms institucijoms. Bus leidžiama pirkti tik registruotus turtus. Pavyzdžiui, žemės nusavinimas, vėjo, saulės ir kitų atsinaujinančių išteklių elektrinėms statyti bus įmanomas be jokių problemų, atsižvelgiant į klimato tikslus. Žmonėms, kurie negali sau leisti modernizuoti savo būstų pagal naujuosius klimato standartus, bus draudžiama juos nuomoti, parduoti ar juose gyventi. Jei šių reikalavimų nebus laikomasi, aukos rizikuoja, kad jų CBDC balansas sumažės tiek, kad jie negalės įpirkti net maisto. Koncepcija grinai utilitarinių, kuriuose žmonės arba miega, arba valgo, arba dirba, arba pramogauja, dar labiau izoliuoja žmonės vienus nuo kitų. Šeima turi būti kuo labiau atskirta ir suskirstyta, kad būtų lengviau kontroliuoti kiekvieną atskirai.
Iš paprastų piliečių bus atimtos visos laisvės, o elitas ir toliau nevaržomai valdys ir mėgausis visais patogumais. 13 punktas. Imtis neatidėliotinų veiksmų kovai su klimato kaita ir jos poveikiu. Pseudomokslinė tariamos antropogeninės klimato kaitos religija ir su ją susijęs gąsdinimas yra skirtas užtikrinti pasaulinę sinchronizaciją ir valdžios užgrobimą, kurį vykdo paskutiniųjų laikų elitas ir kultai. Tai yra visų pasaulio išteklių nusavinimas ir normavimas, kurį žmonijai primeta totalitarinė sociokomunistinė ekologinė diktatūra, pasitelkdama manipulacijas, smurtą ir šantažą. Siekiant visiškai išbalansuoti natūralius procesus, atmosfera sąmoningai teršiama toksiškais chemikalais. Prisidengiant maisto trūkumu, vis dažniau naudojami pesticidai, herbicidai ir fungicidai. Tuo tikslu natūralus maistas prilyginamas dirbtiniams pašarams, o reikalavimas ženklinti genetiškai modifikuotus maisto produktus panaikinamas. Tai daroma prisidengus Pasaulio sveikatos organizacijos ir Maisto ir žemės ūkio organizacijos Maisto kodekso komisija. Augalinės kilmės maistas bus pakeistas taip, kad jame nebeliks reikalingų sudedamųjų dalių, todėl jas reikės tiekti iš išorės, naudojant maisto papildus, o taip dar labiau padidės priklausomybė nuo farmacijos pramonės. Bus sukurta 2 pakopų sistema, pagal kurią bus maitinamasi pagal CO2 biudžetą ir vartojimas kontroliuojamas skaitmeninė valiuta. Psichoaktyviosios medžiagos bus perdirbamos į maistą arba skiriamos kaip vakcinos, kad būtų galima stipriau paveikti ir kontroliuoti žmonių mintis ir veiksmus. Vaistiniai augalai, galintys pagerinti mūsų sveikatą ir palengvinti sergančių žmonių kančias ir šiuo metu konkuruojantys su farmacijos pramonės produktais, bus uždrausti, o jų vartojimas taps nusikaltimu. Visi maisto produktai, energija, vanduo ir kasdienio vartojimo prekės, įskaitant transporto priemonės, turės anglies dioksido pėdsaką, kuris bus skaitmeniniu būdu užfiksuotas ir kuriam bus suteiktas valstybės nustatytas skaitmeninis tapatumas. Siekiant nepasiekiamų klimato tikslų, privatus transportas bus panaikintas ir pakeistas savaeigiais autonominiais automobiliais, kuriuos bus galima tik išsinuomoti arba užsisakyti už atitinkamus CO2 taškus. Tai žmonėms pristatoma kaip saugesnis ir ekologiškesnis sprendimas, tačiau taip tik apribojama judėjimo laisvė ir užtikrinama visiška kontrolė. Kritikai ir opoziciniai judėjimai, kurie netiki nehumaniška klimato kaita arba abejoja 17 Jungtinių tautų darbotvarkės 2030 tikslais, yra persekiojami ir nutildomi. 14 punktas. Išsaugoti ir tvarkyti vandenynus, jūras ir jūrų išteklius, siekiant tvaraus vystymosi. Vandenys ir jų ištekliai bus centralizuotai apskaitomi ir valdomi, o prieiga prie jų bus apribota atskiroms bendrovėms. Laivyba, taigi ir privatus bei komercinis jūrų, vidaus ežerų ir upių naudojimas bus dar labiau apribotas ir leidžiamas tik tam tikromis sąlygomis, kurias smulkūs žvejai retai galės sau leisti. Tačiau didelėms korporacijoms vis tiek bus leista žvejoti, nes joms bus suteiktas reikiamas kapitalas subsidijomis, kad jos galėtų laikytis naujų standartų, pavyzdžiui, skaitmeniniu būdu fiksuoti žvejybos kvotas arba pereiti prie elektros variklių. Dėl to žvejyba taps mažiau patraukli, o pasiūla sumažės, o keli stambūs licencijų turėtojai gaus didžiulį pelną. Priešingai, tai sukels dar didesnį skurdą trečio pasaulio šalyse ir masinė migracija, kuri savo ruožtų destabilizuos turtingesnės šalis. Be to, chemijos pramonė didina vandenynų rūgštėjimą, o tai gali sukelti daugybę pasekmių, įskaitant žuvų žūtis. 15 punktas. Saugoti, atkurti ir skatinti tvarų sausumos ekosistemų naudojimą, tvariai tvarkyti miškus, kovoti su dykinėjimu, sustabdyti ir pakeisti žemės degradaciją ir užkirsti kelią biologinės įvairovės nykimui.
Visa žemė ir ištekliai bus skaitmeniniu būdu kartografuojami. Ekologinės ir saugomos teritorijos bus plečiamos, kad žmonės galėtų keltis į 15 minučių miestus. Žemės ūkio paskirties žemė bus pradėta valdyti ir kontroliuoti centralizuotai, todėl ją bet kada bus galima uždrausti, kad joje nebūtų galima auginti maisto. Tai bus dirbtinai sukeltas maisto trūkumas. Prekybininkai turės gauti atitinkamas licencijas. Gamtinių teritorijų, tokių kaip miškai, parkai, kalnai, pievos, pelkės ir sausumos, naudojimas bus griežčiau reglamentuojamas ir ribojamas arba leidžiamas tik esant tam tikram CO2 kredito lygiui. Siekiant išvengti sausrų ir sausringų regionų plėtros, cheminėmis ir techninėmis priemonėmis kišamasi į natūralius žemės procesus ir tvarką. Dėl to biosfera bus dar labiau sunaikinta, o tai yra vienas iš technokratų tikslų. Tikslingas įvairių augalų rūšių naikinimas cheminėmis medžiagomis ir jų keitimas genetiškai modifikuotais, savaime nesidauginančiais augalais, kurie ne tik neturi jokios pridėtinės vertės, bet ir naikina gamtos pusiausvyrą. 16 punktas. Skatinti taikę ir įtraukę visuomenę siekiant darnaus vystymosi. Smurto monopolis plečiasi, siekiant smurtu ir šantažu primesti pasaulio tautoms destruktyves ir dirbtinės socialinės koncepcijas. Tai sukels bėgimą ir pilietinius karus. Tradicijos ir bet koks tautų individualumas bus slopinamas, kad atsirastų standartizuota pasaulio visuomenė. Istoriniai paminklai ir meno kūriniai išnyks iš viešumos. Taip pat bus skatinama pasaulinė religija, kurioje žmonės privalės paklusti šėtoniškoms praktikoms. Bus įvestas privalomas rasių maišymas, kad ilgainiui iš etninių grupių būtų išnaikintas bet koks individualumas. Už mišrias santuokas bus atlyginama taškais ir aukštesniu socialiniu statusu. Žmonės nebegalės remtis savo kultūriniais pagrindais. Siekiant padidinti painiavą visuomenėje, robotams turintiems dirbtinį intelektą ir dirbtinai sukurtų lyčių variantams suteikiama socialinė lygybė ir parama. Prisidengdamos vaikų gerovę, į sąrašą įtrauktos institucijos galės labai lengvai atimti vaikus iš šeimų, kurios kritikuoja valdžią. 17 punktas. Įgyvendinimo priemonių stiprinimas ir pasaulinės darnaus vystymosi partnerystės atgaivinimas. Jungtinių tautų struktūra yra vadovaujanti institucija turinti visas sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo galias. Nacionalinės valstybės išnyksta po to, kai sukurtos vyriausybės veikia kaip žmonių žaibolaidžiai ir kelio tiesėjai, o paskui jos tampa nebereikalingos. Visi nacionaliniai įstatymai ir jurisdikcijos taps nereikalingi, nes jie egzistuos tik iš vienos centralizuotos struktūros dirbtinio intelekto pavidalu. Elito planas aiškus. Jie nori nuvesti mus į distopinę ateitį, kurioje iš mūsų bus atimta bet kokia laisvė. Nacionalinės struktūros, kurios iš tikrųjų turėtų tarnauti mūsų apsaugai, nesipriešina šiam planui ir todėl priešinasi žmonėms. Nenuostabu, nes šiandien kiekviena vyriausybė jau yra infiltruota ir maksimaliai priklausoma nuo globalistinių struktūrų, kurios taip pat kontroliuoja pinigų sistemą. Jie nori, kad žmonės visiškai atsisakytų savo laisvių ir sutikdami su naujaja pasaulio tvarka savo ateitį atiduotų sunaikinimui. Mes, visa žmonija, turime pasipriešinti šiai darbotvarkiai, kol dar nevėlu.